Labas rytas. Kaip ir buvo žadėta, ruduo šįmet ganėtinai šiltas, tad dar nespėjo išsiskleisti visomis savo spalvomis. O laidoje pasakosime apie tai, ko lietuviai tikėjosi dalyvaudami tarptautinėje žemės ūkio parodoje Auksinis ruduo, ar saldus lietuvių cukrinių runkelių augintojų gyvenimas, ir lankysimės pas kompozitorių, muzikologą bei svarainių selekcininką profesorių Vaclovą Paketūrą. O laidos pabaigoje vėl jūsų klausime. Dabar pažiūrėkime, kokiu tikslu siekia Lietuvos augintojai, gamintojai, perdirbėjai ir paslaugų teikėjai, dalyvaudami tarptautinėje žemės ūkio parodoje Auksinis ruduo. Auksinis ruduo 2012 didžiausia tarptautinė žemės ūkio paroda Rusijoje. Šiemet parodoje dalyvavo daugiau kaip 300 tūkstančio įmonių ir organizacijų iš 35 pasaulio šalių, o ekspozicijų plotas sudarė net 60 tūkstančių kvadratinių metrų. Jau 7 kartą Žemės ūkio ministerijos įrengtoje 104 kvadratinių metrų Lietuvos ekspozicijoje savo gaminius, prekes ir paslaugas Rusijos vartotojams pristatė didžiausios mūsų šalies mėsos ir pieno perdirbimo įmonės, daržovių augintojai, tautinio paveldo puoselėtojai, kaimo turizmo paslaugų tiekėjai. Mums šita paroda tai yra įsitvirtinimo šitoje rinkoje, tos rinkos plėtojimo iš tikrųjų kaip ir placdarmas toksai. Tikslas mūsų buvo toks, kad kuo daugiau verslininkų, na ir taip pat žemdirbių suprastų vis tik tai, kad bet kokia rinka, nesvarbu, jinai ES šalių, ar Rusijos, ar trečiųjų šalių, ji yra labai svarbi. Pirmutinis tikslas buvo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Rusijos federacijos ūkininkų ir kooperatyvo vadu Plitnikovu. Šalia ministro kabinete pasirašėm ir aš manyčiau, kad svarbus tas įvykis, kadangi nei anksčiau laisvais Lietuvos laikais nebuvo, nei prie Sovietų sąjungos, nei dabar nebuvo tokia sutartis niekada pasirašyta. Parodoje apsilankę Lietuvos ūkininkai, verslininkai ir žemės ūkio specialistai ne tik užmezgė naudingų ryšių, bet ir turėjo progą susipažinti su naujausiais žemės ūkio pasiekimais. Maskvoje kasmet vykstančioje parodoje nuolat demonstruojamos moderniausios augalininkystės ir gyvulininkystės technologijos, pristatomi inovatyvų žemės ūkio mechanizacijos sprendimai, veterinariniai preparatai, pašarai, genetikos ir veislininkystės pasiekimai. Cukriniai runkeliai Europoje laikomi pasėlių karaliais. Ar saldus ir karališkas yra lietuvių cukrinių runkelių augintojų gyvenimas? Pamatysime netrukus. Cukrinių runkelių augintojams šie metai turėtų būti geri. Daugiau žemės cukriniams runkeliams auginti skiria ūkininkai, atrodo, bus neapsigavę. Cukrinių runkelių auginimas iš tikrųjų pastaraisiais metais tapo pakankamai vėl patrauklus, kadangi pavyko 2010-2009 metais susiderėti su cukraus fabriku dėl priedų prie tos pagrindinės minimalios runkelių kainos europinės. Tai yra kvotos vykdymo priedas, kuris yra 11 litų, nuo kviečių kainų priklausantis kainos priedas, kuris šiais metais buvo 11 litų, ir nuo cukraus kainos priklausantis kainos priedas, kuris šiais metais yra 18 litų. Čia kalbu apie pernykščius runkelius. Faktiškai sudėjus visas tas dedamasias, už pernykščius runkelius bus gauta apie 140 litų už toną, prie bazinio cukringumo 16%. Tai yra iš tikrųjų nebloga kaina. Dar vienas geras dalykas cukraus sektoriui yra tas, kad mes susideram tarp profesinį susitarimą, tai yra sąlygas, kokiomis yra runkeliai tiekiami, auginami, pristatomi į fabriką ilgesniam laikotarpiui. 9 metais susiderėjom iki 15 metų praktiškai, 14-15 ūkinių metų, ir perspektyva yra pakankamai aiški. Tai yra, mes matom apatinę kainą 106 litus ir priklausomai nuo kviečių, nuo cukraus kainų mes galim kažką papildomai užsidirbti, kas iš tikrųjų yra pakankamai logiška, kadangi tais kainų priedais yra reaguojama į pasikeitusią situaciją rinkoje. Jeigu kviečių kainos aukštos, galbūt vienas kitas augintojas abejotų, ar augint runkelius ar neaugint, kainos aukštos, jis gauna priedą kainos už kviečių nusistovėjusias kainas. Antras dalykas, vėlgi, kai įvyko cukraus reforma,
sumažėjo referencinė cukraus kaina, bet mūsų susitarimo su cukraus fabriku prasmė yra ta, kad jeigu cukraus kainos yra pakankamai aukštos, tai yra, pavyzdžiui, didesnės negu buvo prieš reformą, tai kad cukrinių runkelių augintojai turėtų galimybę užsidirbti iš to pelno, papildomo pelno, kurį uždirba cukraus fabrikai. Ir su tokiu modeliu mes, galime sakyti, pakankamai neblogai esame apsiginklavę visoms rinkų situacijoms. Ir iš tikrųjų pastarieji metai, galima sakyti, parodė, kad runkelių augintojų ūkiai sustambėjo. Jeigu prieš reformą mes turėjom gal 1500 runkelių augintojų, dabar tai liko 600 runkelių augintojų. Jeigu prieš reformą buvo vidutinis runkelių plotas tenkantis vienam ūkiui apie 10 hektarų, šiandien mes turime 30 hektarų. Pasiliko tie ūkininkai, kurie iš tikrųjų nori auginti, sugeba auginti runkelius. Ir jie, irgi pasistengia investuoti į modernesnės technologijas. Pasisekė galbūt ta prasme irgi, kad politikai išgirdo mūsų pageidavimą, iki šiol runkelių investicijos į runkelinę techniką nebuvo remiamos, bet kai buvo skirstomi, tarkim, beveik paskutiniai Europos paramos pinigėliai, buvo programa ir runkelių augintojams, ta programa pasinaudojo nemažai ūkių, jaunųjų ūkininkų iš tikrųjų, kurie investavo vėl keliems metams į priekį, kas vėlgi kalba apie tai, kad ūkiai mato perspektyvą ir mato, kad iš runkelių auginimo galima užsidirbti. Nerimą dėl ateities cukrinių runkelių augintojams kelia naujasis bendrosios žemės ūkio politikos projektas ir planuojama dar viena cukraus sektoriaus reforma. Gavom naujus dokumentus iš Europos parlamento, kur svarstomi yra Europos komisijos siūlymai praėjusių metų, ką daryti su kvotomis, ar jas palikti ar nepalikti. Ir Europos parlamento tose studijose, galima sakyti pasekmių studijose, matom atspindį Europos komisijos siūlymų, tai yra 3 galimi scenarijai: kvotų naikinimas nuo 15 metų, esamos tvarkos palikimas iki 20 metų ir tarpinis variantas kvotų naikinimas 18 metais su palaipsniu didinimu po 3 procentus iki 18 metų. Šiandien tie debatai tebe vyksta, galima sakyti, po vasaros jie atsinaujino. Kartu su bendraja žemės ūkio politika, kurios metmenys jau yra daug maž žinomi, bet kuri turi būti patvirtinta iki 13 metų vasaros, paaiškės ir cukraus sektoriaus perspektyva. Ir tos darybos, matyt, bus pakankamai sunkios, bet kadangi yra ES šalių, kurios nusiteikusios liberaliai, galbūt ne tiek remiančios žemės ūkį, bet turint omeny šiandieninę situaciją pasaulinėje rinkoje, žiūrėkime į grūdų kainas, į kitų maisto produktų kainas, kurios stipriai svyruoja. Cukraus kainos irgi pastaruoju metu tokiuose aukštumose, dabar po truputėlį mažėja, bet tokiuose aukštumose, kurių niekada nėra buvę, dėl to, kad nėra, tarkim, pakankamai cukraus iš Brazilijos, kuri galbūt dalį cukraus paleidžia į bioetanolį. Būtų tikrai neprotinga naikinti savo pramonę, liberalizuoti pernelyg daug, kol nėra aiškumo tarptautinėse rinkose. Tai faktiškai mūsų, manau, ir cukraus pramonės siūlymai Europos komisijai, Europos parlamentui bus tiek, kad reikia išsaugoti dabartinę tvarką. Juo labiau, kad reforma visai neseniai pasibaigė 9 metais. Reikia duoti nusistovėti struktūroms, sustiprėti. Tarkim, mūsų Lietuvos runkelių auginimas, lyginant su Europos, atrodo galbūt su Vokietija, su Prancūzija lyginant, su Danija nelabai konkurencingas, bet iš tikrųjų pažanga padaryta pastaraisiais metais yra labai didelė. Ir jeigu mes gautumėm tą ramų laikotarpį iki 20 metų, tai yra nekeičiant cukraus režimo, nenaikinant kvotų sistemos, perspektyvos būtų neblogos, sutvirtėtumėm ir ta perspektyva po 20 metų būtų aiškesnė. Per metus kiaušinio eksportas į ES šalis padvigubėjo. Nors dabar kiaušinių kainos ir Lietuvoje, ir vakaruose yra vienodos, Lietuvoje kiaušinių suvalgoma vis mažiau. Tarptautinė kiaušinių komisija numato, kad 2015 metais lyginant su 2005-aisiais kiaušinių gamyba pasaulyje padidės 20 ir 0,4%.
Gamybos augimą lems apie 66 procentus išaugusi paklausa Azijos šalise, 12 procentų Afrikoje ir 11 procentų Lotynų Amerikoje. Greitai didėjantį kiaušinių suvartojimą Azijoje lemia viduriniosios klasės augimas. Kadangi Azijos šalis tankiai apgyvendintos, net ir nedidelis kiaušinių suvartojimo vienam gyventojui padidėjimas reikšmingai padidina bendrasias suvartojimo apimtis. Po pertraukėlės lankysimės pas kompozitorių, muzikologą, selekcininką, profesorių Vaclovą Paketūrą. Pažvelgsime į šiųmetinį grūdų derlių, o laidos pabaigoje dar vienas klausimas jums.